Kokia šiandien miela diena, kiek pažįstamų veidų mane aplankė. Ir aplamai kokia faina visa šita vasara, kiek daug gražių naujų pažinčių atnešė, kuriamis labai džiaugiuosi. Tarp jų viena tokia pažintis su labai stipria moterim, sakysiu, su stipria moterim. Pabandysiu kažkaip gal nuorodą prisekti. Kviečiu ją pasekti. Jinai sportuoja, labai intensyviai ir sunkiai sportuoja ir ruošiasi gruodžio mėnesį kopti į Kilimandžarą. Jinai Palangiškė, tarp kitko. Kops su savo sūnum, rinks lėšas beglobiams gyvūnams. Tikrai labai įdomi, tai tikrai labai faina iniciatyva, tikrai prisidėsim ir mes. Tai dabar seku aš pati kiekvieną dieną ją, žiūriu ir Instagram'e, žiūriu ir YouTube kanale, susiraskit Raimondą Petrošienę. Labai įdomu stebėti, žiūrėti, kaip žmogus ruošiasi tokiam sudėtingam iššūkiui, ar ne? Tai va, gal ir jūs įkvėps jūsų kažkokiam naujam iššūkiam, o gal įkvėps tiesiog pradėti sportuoti ar kažką. Žodžiu, labai įdomu ir juolab čia yra mūsų kraštietė, Palangiškė, tai